Kelk sėdmenis. 45 kortelė. Patogiai įsistokime, raskime savo saugią, tvirtą erdvę. Tiesiai stabiliai jaučiuosi, atliksime dubens rotaciją kartu su pusiausvyros stabilizavimu, rankas natūraliai ant juosmens, keliant išrankius, rankas kelsime į šoną. Tai dabar stabilizuojame savo rankas ant juosmens ir natūraliai koją išvedame į šoną, pasitikriname erdvę, kurioje mes esame, matome nuo vieno taško iki kito taško, kiek mūsų kojų padėtis geba natūraliai nueiti į vieną pusę, kiek į kitą pusę. Taip pat pasižiūrime atgal į vieną pusę, į kitą pusę. Kiek mums leidžia kūno padėtis, natūraliai išlaikome jį stabiliai vienoje linijoje. O dabar šiek tiek pasunkiname, pastebėkime, kiek mūsų aukštyje gali daugiau pakilti kojytę. Natūraliai pasispaudžiame raumenis, dirbame iš raumenų, jaučiame kaip dubens lankas sukinėjasi, kaip sukinėjasi suspaustų raumenų, pilvo pačiai traukta, sustangrinta ir dirbame iš raumenų. Kiek leidžia kūno padėtis, nesvyrame iš šono, o išlaikome ant pėdos centro. Lygiai tą patį pakartojame ir su kita kojyte. Pastebime, kaip pajaučiame, kaip dubens lankas sukinėjasi, kaip atlieka sukiamuosius judesiukus, kaip kūno padėtis natūraliai išlaiko stabiliai vienoje linijoje. O dabar pasunkiname. Pagal savo galimybės pakeliame kojytes, jauskite, kad keliate iš raumenų, o ne iš asmeninės dalies, ne iš kaulo ir pagal savo galimybės atlikite judesį tiek, kiek jums šiandien leidžia pakelti kojytę. Pasunkinant, viskas tas pats. Rankas į šoną, pasunkinant, užsimerkiam. Kelk sėdmenis.